Pusryčiai. Matau jau, kad pyragų. Geresnė negu buvo tikrai. Aišku, čia nebus nieko blatno, bet kažkas visai neblogai yra. Pupelės, dešrelės, nežinau kas, pomidorai, dar daug kiaušinių. Čia kepa kiaušinius, čia kava. Žodžiu, man po anų tai labai gerai atrodo. Aišku, jeigu atvaryčiau šią savaitę, tai turbūt nesidžiaugčiau už tai. Bet bus gerai. Dabar gerai. Ką, pradedam valgyti. Neblogai. Labai kažkaip patinka, tai nėra, bet neblogai. Šiandien esu čia. Važiuosiu į Marakešo autobusu. Iki Marakešo. Iš Marakešo skrisiu į Tangyrą. Čia pamatysiu visai kitą. Visiškai šiaurinė pusė Maroko. Svarysiu. Žiauriai gerai miegojęs, labai nenorėjau kelti šiandien, nežinau kodėl, gal pavonios palmytės su datulių palmė. Labai gražiai atrodo. Šiandien turistams nekokia diena. Man tai labai gera diena, kad nėra saulės, bet kas turistauja, tai nelabai jiems smagu. Tai varau iki turgaus. Ir ką liko man 12 valandų iki skrydžio. Kaip ir tikiuosi su autobusu, viskas bus gerai. Čia tas jų garsusis turgus turbūt. Aš į jį ir einu iš tikrųjų. Bet turbūt čia, aš nežinau. Nurodo man per kitą vietą, bet manau, kad čia, nes labai daug žmonių, didelės aikštelės. Tai kaip ir panašu į šitą. Žiūrėti, kas čia gero. Paskutinė vieta Agadyrė, kur aplankau ir tada jau tik. Aš nežinau, tos policininkus. Šiaip daug čia labai tos policijos, visokios ten gvardijos, paplūdimy vakar daug stovėjo su džipais, ten su vienaračiais, keturačiais, ten visokiais velniais. Keturačiais, vienaračiais, tai. Bet, nežinau, ten įfilmuoti nesinori, nes paskui gali turėti šiaip tai, kad bazė, gariūnai, kol kas tai čia gariūnus matau. Gerai, einu paieškoti, kur maistas, nes čia tai visiškai nesąmonė. Šitie labai gražus akmenukai, tokie būna, uždaro, atidaro, bet iš išorės atrodo paprastas akmenukas, o viduj va tokie bairiai. Tai ten toks tikras susikristalizuoja, kokiu būdu, nežinau, sinomėjau. Kol kas tai čia, sakyčiau, neverta, nesąmonė. Ta prasme, turgus. Didukas barškaliukas. Čia biškai maisto. Turbūt gal maisto prasidės. Neįsidrėliu. Čia visko, bet kol kas nieko įdomaus. Su tokio dydžio turgus, o viskas tai belekai. Kažkas, bet...
esmės tai eilinis turgus. Vis vengdavau tų žmonės filmuoti, bet matau, kad tiesiog negaliu tada parodyti, kas įdomu, nes tų žmonių visur ir pilna. Bet iš esmės tai čia. Eilinis turgus. Gal ten va maisto dalis. Taip gražus įėjimai, tokia graži teritorija, jinai čia kaip ir uždara tokia. Nu gerai, jaučiu, aš čia visai nenoriu gaišti laiko, nes aš čia nieko nematau daugiau negu kituose eiliniuose turguose. O kokios ten žuvis man būna labai įdomu, tokių didelių būna visokių ypatingų žuvų, bet kad čia aš net neužuodžiu. Žuvį labai lengva jausti žuvies turgų, nes jisai turi stiprų kvapą, tai labai paprasta, iškart suprasti. Žodžiu, mano nuomonė, neverta, ypač iš manęs toks valgytojas, tai neverta. Viskas, varau į autobusą. Ieškoti autobusą, nes dar iš tikrųjų nežinau. Klausiau receptioną, tai man nurodė visai kitą vietą negu ChatGPT, tai aš dabar esu pasimetęs. Eisiu kažkieno klausti, nes ChatGPT šneka vieną, ta moteris šneka kitą. Tai reikia imti trečią nuomonę. Imti pagalbą kažkokiu būdu. Bet visada panašiai randu būdų. Bliama, gerai. Įjungiau kamerą tiesiai prieš šitus vyrukus. Taip, žinai, pakėliau kamerą jungti ir žiūriu, tie trys eina ir stovi, autobusas tas jūsų stojo. Žodžiu, tai norėjau papasakoti, nemačiau jų, nes galvojau, kaip čia kur eiti, žodžiu. Tai, jo, paklausiau, tai paprasta, tai tas pats, įsivaizduokit pas mus Lietuvoje, kas nors paklaustų, kaip nuvykti į Vilnių. Nes tas čekas, beje, buvo Lietuvoje prieš mėnesį, 2, neatsimenu, kada jis ten sakė, bet žodžiu, sakė, pas mus labai prastas viešasis transportas, žmogaus nuomonė iš kitos šalies. Sakė, užsiknisau, aš ten, sako, papuolė jisai į Šiaulius, į Kryžių kalną įsėjo, tada iš Kryžių kalno, sako, aš neturėjau galimybės, man reikėjo į Lenkiją, nuvažiuoti traukiniu. Tai sakau, kodėl tu neskridai, tai tipo nežinau, bet žodžiu, jis ten taupo labai pinigėlius. Tai, sakė, labai buvo sudėtinga, autobusai važiuoja vienas į dieną iki Kauno, taip sakė jisai, žodžiu, kad jam buvo labai sudėtinga susigaudyti Lietuvoje su viešuoju transportu. Tai jisai norėjo ir tą Nidą pamatyti, bet sakė, ten iš vis be šansų, sako, aš nieko nesupratau kaip. Tai va, nes ten kažkaip iš Estijos važiavo į Lietuvą, tada iš Lietuvos į Lenkiją ir tada kažkaip ten į savo Čekiją. Žodžiu, taip, kaip sako, žinai, sako, aš paprastas sporto studijų dėstytojas, irgi sako, neturiu didelių galimybių, bet noriu keliauti. Tai iš dalies suprantama. Reikia džiaugtis, kad keliauja, o nesako, kad viskas labai brangu ir nieko neišeina. Tai va, tai žodžiu, paklausti, tai lygiai taip pat kaip Lietuvoje mūsų paklausti, tai mums būtų lengviau paaiškinti. Tai čia va paklausi, parodo. Tai. Bet vėl, trečia nuomonė, čia ChatGPT rodė vienur, ta moteris rodė kitur, šitas vyras rodė į trečią vietą. Bet jis parodė realiai autobusų stoti. Nes mane tai žiauriai vargina, kai jinai parodė, kaip su taksi nuvažiuoti iki kažkokios agentūros, tai toks vaizdas, kad receptionė tai kiša, žinai, tas visas agentūras. Nežinau, bent jau taip susidaro kartais įspūdis, nes aš jai sakau, man reikia tik autobusų stoties paprastos.
Taip, sako, eikite į agentūrą ir sako, paskui jūs nusipirksit bilietą ir jie ten viską paaiškins, su taksi nuvažiuosit. Ai, gerai, ačiū. Ačiū, sakau. Exit the roundabout onto Rue Tai Mohammed Iqbal. varau, žodžiu. Gal viskas gausis. Čia pragaišau laiko, bet pamačiau, kad nieko gero irgi yra. Gerai, kad pamačiau, kad nieko gero. Tai tiek. Jaučiu žuvies turgus iš toli. Nuo gatvės užuodžiu, kad žuvies turgus. Galėjai pažiūrėti, kas gero. Kad nieko čia. Slidu. Tas tai tikrai. Tai visokių jūros gėrybių. Man seniau būdavo labai įdomu tie jūros gėrybių turgai, nes jie tokie dideli. Ten visokių tų jūros gėrybių didžiulių buvo, bet po Rytų Azijos, ten kai pabuvau, tai Jezus, ten tie lobsteriai kokio dydžio, tie krabai ten kokio dydžio pas jos, kokios ten žuvis. Vietname didžiausias buvo, tai čia dabar juokingai atrodo. Ten ten blema, pastėts, ten gali nusipirkti, ten akvariumuose yra, gali parodyti šitą, noriu tau, ištraukia, iškepa, atneša, tai kitas levelis visiškai. Bilietą turiu, autobusų stotiesu, už valandos autobusas, tai teks dabar jau čia pasitrinti turbūt kažkur, tai ką aš. Per daug čia nieko nenaisiu, jie ten gan ankstiplius pradeda laipinti tą autobusą. Vakar irgi ten valandą buvo likus, bet ten atvažiavo gal už 20 minučių visi ten supoliai tą autobusą. Tai galima sakyti pusę valandos ir reiks vietą užsiimti. Bet nesudėtinga, žodžiu, čia paklausi vieno, paklausi kito, čia atėjus irgi nieko labai neieškojau, paklausiau vienų žmonių ir viskas. Ir pasakė, kur čia nueiti ir viskas. Gal čia, žinai, dar ieškotum, kiek aš čia sumokėjau. 120, tai grubiai 12 eurų, buvo 7 tenai viena, bet čia toliau važiuoti, tai kaip ir logiška, ką žinau. Gal ten kokie eurą ir kitą ir paima daugiau už tai, kad turistas glušas. Bet huinė. Bus gerai. Nu ką, sveiki atvykę į Marakešą, aš vėl Marakešė. Tai viskas sklandžiai su to autiku gavosi, tai kažkaip visai gerai. Tai dabar ką, nežinau, turiu iki skrydžio. Čia 4 valandas, tai čia pasivaikščiosiu, kol plius minus pakeliu nueisiu į uostą ir tada skrydis. Ten tik vėlai labai atvarysiu. Bet jau kitaip negavau skrydžio, tiesiog turėjau tada imti dieną anksčiau, o dieną anksčiau nenorėjau. Žodžiu, varau. Kas labai jaučiasi, tai karštis, aš nežinau, čia blema, kiek čia 100 gal 5 kilometrų tarp jų, tarp tų miestų, gal 200 dabar buvo. Bet kur pakrantėj ten taip palyginti vėsų, nu čia Marakešė, tai iškepti galima, o jau realiai 6 vakar, bet ta saulė, ant pavėšio dar nieko, bet saulės kaitra, nu tai nenormali. Tai vat įdomu, kaip bus dabar šitas Tangyras yra kažkur apie 600-700 kilometrų į viršų, į šiaurę. Nu, artyn Europos, artyn Gibraltaro, tai ten įdomu, koks oras bus. Nepažiūrėjau iš tikrųjų. Spėjau pažiūrėti, žinai, tos bilietus ten džiaugiesi, kad susidėlioji. Tai dar šalia atrodo, tai va, tai galėjai pažiūrėti. Aišku, kad galėjau pasižiūrėti, bet kai žiūri bilietus, tada juos visus 4, ten tarkim, ar 2, ar šiuo metu aš 4 pirkau. Visus 4 turi supirkti ir turi juos visus 4 patvirtinti.
tai turi vienu metu pirkti juos. Žiūrėti, kad nepasikeistų kainos, nes ten labai greit pasikeičia tos kainos. Nu, tai žodžiu, tikrai nesitikėjau tokių temperatūros skirtumų ir pažiūrėti, nelabai man čia išeina taip lengvai. Tai va, tai įdomu tiesiog kaip bus, nes čia tai atvažiavau, tai kaip atskrisčiau į kitą šalį. Temperatūrų skirtumas tai žiūrėsiu. Einu žiūrėti, kur eiti. Tai daug tokių kaip vietų oazių, tokių, kur va, niekur, čia viskas mirė, bet su apsauga padarytas. Kokia nors teritorija tokia uždara, normaliai gyvenantiems. Tai čia tas kontrastas pas juos nemažas. Nu tikrai yra labai, pavyzdžiui, prabangių mašinų, tokių, kur matosi o iš esmės daug žmonių skurdžių. Tai tą parodo skirtumą tarp žmonių, tarp klasių. Labai didelį, pas mus jo tokio nėra. Tai va čia tie turtingieji gyvena tokiuose visose. Labai matosi skirtumas. Užmigo žmogus. Nedirbantis. Tas pats gražus oro uostas. Labai gražus oro uostas šitas. Nu va ir viskas, ir aš Tanžyre. Rašosi Tangyras, o jie sakė Tanžyr. Kai aš sakau Tangir, sakė Tanžyr. Tai va, varau iki hotelio. Dar gal nufilmuosiu, kas ten, jeigu būsiu kiek pavargęs, nežinau. Oras labai geras, eisiu. Ir viskas. Ir bus šiandien viskas. Bet vis tiek vėlai ateisiu į viešbutį, jau dabar 12. Ir kaip yra. Nu, čia žiauriai gražiai atrodo viskas, labai moderniai, labai tvarkingai. O čia dar toks kaip ir priemiestis, čia net ne miestas, nu, ne tas ten. Čia mums pavydėti tų gatvių, šaligatvių tokių. Perfekt. Atrodo, kad ne į Afriką atskridau. Nu, šiaip tai. Nu, pažiūrim, kas čia gero. Nu, taip. Matot, kad nieko gero. Nu, taip, sauso. Nu, bet normaliau vis tiek. Visokios smulkmenos. Taip, tik toks labai jau banaliai viskas padaryti. Kaip ir tvarkingai. Gerai, viskas. Dabar jau tikrai labanakt. Parodysiu liftą labai keistą. Įlipau per čia. Nematęs buvau. O išlipsiu per čia. Geras. Nu, bent jau nematęs buvau. Iš pradžių tai net nepastebėjau, tik dabar pastebėjau. Gerai, viskas. Dabar jau tai yra labanakt.